Minecraft ir šiandieną 8 dalis. Taigi, matote, mes esame šiek tiek daugiau apsistatę. Tai aš jums dabar greitai aprodysiu. Tai, matote, čia yra kupolas, stiklinis, didelis kupolas. Ir jame auga daug javų. Man visai gražiai atrodo šitas kupolas. Gražiai. Po to antras mūsų apstatytas dalykas, tai būtų švyturys. Aš nutiesiau naują tuneliuką. Čia yra toks apšviestas. Ir čia mes galime taip eiti namus ir užlipti į mūsų bokštą. Iš jo mes galėsime viską matyti. Matote? Viskas mums dabar, molio ten dabar atradome. Po to, daugiau nieko mes ten ir nebepamatysime. Leidžiame žemyn, einame mes daryti, ko mes šiame epizode norime. Tai būtų pamoka, arba ne pamoka, arba kažkas panašaus, kaip mes turime rasti deimantų. Taigi, pirma, mums reikės geležinio kirstuko. Mes pasigaminam geležinį kirstuką. Šitaip. Ir va, dabar turėsime mes geležinį kirstuką. Ko mums dar reikės mums pažemė? Na, nereikės mums akmenų. Matote, aš jau plytų pasigaminau, užsikepiau šiek tiek. Mums reikės iškeptos mėsos. Reikės kibirų, kirvukų nereikės. Reikės daug kirtiklių. Kastuvo. Medienos reikės anglis. Taigi, mums daugiau nieko nereikės. Na, dar pasimkime atsargoje mes 3 geležies blokus, o reikės kopečių būtinai. Na, pasimkime visas kopečias. Ir dabar žiūrime, šitą nereikės tikrai. Šitą medienos reikės mums pasigaminti vėliau naujų daiktų. Na, akmens tikrai jau gausime mes ten. Na, ir mums daugiau mums nieko kaip ir nereikia. Taigi taip, galime eiti. Na, ir mes einame. Auč. Taigi, ir kur mes turime eiti, pamiršau. Čia, į mūsų tunelį. Taigi, mūsų tuneliukas, matote, jau šiek tiek mums atnaujintas. Aš dar ten užsiauginau šiek tiek mums bambukų, cukranendrių ir mes leidžiamės dabar. Taigi, mums reikės kopečių. Einame mes jūrma. Taigi, mums reikia patekti giliai po žemę, lygiai pat žemės centro. Žemės pagrindo bloko. Taigi, mes einame kuo žemiau. Na ir man atrodo, kad čia yra pats žemiausias mūsų taškas. Taigi, dar visų pirma mes pasime taip, pasidarysime, kad būtų šviesiau. Taigi, dabar aš kasiu šitaip, kad iš viso mes galėtume greitai ten patekti. Taigi, aš greitai prasuksiu. Ai, įkritau, kasdamas netyčia. Oi, eik tu kaku. Nu jo. Na, žmonės plaukite, aš toj grįšiu taip. Taigi, aš pasidariau greitai patį lengviausią lygį, kad manęs neužkapotų monstrai, nes čia jų buvo labai daug. Taigi, pasidarome vėl patį sunkiausią lygį. Ir pasiruošiam atakai. Mums greitai reikės šitaip pasiruošti greitai. Pasigaminam dar deglų. Ojojojojojojojojoj, mumis čia užkapos, taigi čia matome auksą. Oi. O, raudonasis akmuo. Čia kas, čia nieko. O, mes jau turime beveik žemės centrą. Nes matote, čia labai daug raudonojo akmens. Taigi, mes raudonąjį akmenį arba auksą arba deimantus galime iškasti tik tai su geresniais negu
akmeniniais skirtikliais, pavyzdžiui, kaip iron. Matote, aš dabar gavau blokus jų. Taigi, mes jau ten biškai apžiūrėjom. O. Pasižiūrėsim, kas čia yra, bet man baisu. Jeigu čia jau yra šviesa, reiškias. O, vėl aukso. Na ką, reikia pamėginti dar deimantų gaut. Na, biškai išsikasam tada raudonojo akmens visokiems suvėrinimams gaminti. Iš vieno bloko mes gauname 4. Na, iškalam dar ir šitą. Na, šitą nereikės dabar. Na, dabar jos palikime, nes čia daug darbo jos kalti. O dabar mes tiek, kol kas dar nelabai tai reikia. Tai, ojetau. Ir čia mes matome geležies. Taigi, mes būtinai buvome pasiėmę kibirą vandens. Taigi, paėmėme ir užpilame mes ant lavos. Aha. Na. Ir aš nepasiėmiau. Deimantas. Ojetu, daug deimantų. Žmonės, mums pasisekė. Deimantai yra randami aukščiau nuo žemės centro 16 blokų į viršų maksimum. Ar ne 16, o 19, bet geriausia yra tarp 1 ir 16 ieškoti. Taigi toj parodysim greitai. Taigi matėte, mes radome deimantų. Taigi biškai apkaskime aplinkui pažiūrėti, kiek čia jų bus. Jeigu randate deimantų ant grindų, tai žiūrėkite, kad nebūtų pagrindim lavos, kaip dabar šiek tiek panašiai. Nes kad bus taip, kad tik iškasite ir įkrisi lavą iš karto. Taigi, deimantai. Uždengiam skylę ir kasam deimantus. Jėga. Kiek čia? 4 deimantai. Iškai pažiūrim, gal dar čia palikom. Oho, turime 4 deimantus. Puiku. Iš deimanto galime gaminti stipriausius mūsų, kaip čia pasakyti, įrankius. Jie labai ilgai laiko. Taigi dar taisime čia pažiūrėti ir taip. Dabar mes padarome gal taip. Čia irgi reikia užvaryti. Kiek man ten gali trukdyti. Na. Taip. Ojet. Tamsu, o ne? Mums trūksta jau deglų. Teks eit pasikalt anglies. Aha. Kas čia buvo? Ojet, žinok, man taip išgąsdino. Ai, negąsdino. Jau nervina. Nervina, kad bijau. Man nepatinka šitokie urvai. Dar deimantų, eik tu sau. Aukso deimantų. Tik mes turime išnaršyti būtinai va tokias teritorijas, nes jose gali mums užkristi monstrų. Audra laukia. Dar deimantų? Nusišauk. Žinokite, čia tai man patinka. Va čia tai man patinka.
Ir svarbiausia, to tiek daug rasti. Kietai. Matote, jeigu mes radome, reiškia, mes esame labai arti žemės centro, taigi mes jo jau net nebeieškosime, tokio dydžio viską ir nagrinėsime. Tokio gylio. Ir čia dar deimantus palikamo, o tau kiek deimantų. Jūs neįsivaizduojat, koks aš laimingas. Ohohoho. 12 deimantų. Negazdink. Žinokite, tada mes einame į viršų. Na, aš surasiu praėjimą, jau radau. Ir aš greitai prasuksiu, kaip aš pakilu ten į viršų. Na ką? Mes grįžome. O, traukitės. Eina deimantuotas žmogus. O, taigi mes grįžome. Nu, ką tu čia? Tik sprendė. Gal vienas. Na va, mes galime pasigaminti deimantus daiktus. Čia. Taip. Puiku. Na ką, mano epizodas 8 tuom baigsis. Ir prašau, įvertinkite, komentuokite, dalinkitės, prenumeruokite ir laukite. Viso gero.